Šilumos kainų klausimas lieka aktualus Lietuvos visuomeniai ir natūralu sunku buvo tikėtis, kad rinkimų įkarštyje politikai nebandys išnaudoti šitos aktualios socialiai įtemptos situacijos savo reitingams pakelti arba priešų paieškoti. Deja, rinkimai ateis ir praeis, o šildymo sezonai seks vienas po kito ir visą laiką bus dideli kaštai, persekios Lietuvos žmonės, jeigu bus neatliekami realūs tie darbai, kuriuos mes specialistai, šilumos ūkio specialistai žinome, kaip atlikti, žinome, ką daryti. Mes kviečiame valdžią ir kviečiame žmonės palaikyti mūsų racionalius technologinius sprendimus, kurie veda dviem strateginiam kryptim. Tai yra atsisakyti brangių dujų ir pereiti prie vietinio 3 kartus pigesnio biokuro, beigi renovuoti daugiabučius namus, tokiu būdu vartoti žymiai mažiau šiluminės energijos. Tik realūs darbai šitomis dviem kryptimis, vykdomi kompleksiškai, gali spręsti reikalą iš esmės. Jokie trumpalaikiai užsipuolimai ir priešų paieškos šilumininkų stovykloje ar kažkur tai išorėje iš esmės problemos neišspręs ir gerovės neatneš.